Sveiki, mano vardas Aleksandras Kolsdor ir aš papasakosiu apie sveikatinimui skirtą optimalų rinkinį iš Fitline prekinio ženklo. Žvelgiant į šiuolaikinę rinką, galite rasti daug gerų produktų stiprinti savo sveikatą. Tuomet galite manęs paklausti, kodėl tada verta rinktis Fitline produktus. Būtent nuo to ir norėčiau pradėti. Aš manau, kad frazė pagaminta Vokietijoje yra kokybės ženklas ne tik vidaus rinkoje, bet ir užsienyje. Bet tai ne pagrindinis dalykas man pačiam renkantis produktus. Esminis dalykas yra žolelių ir natūralių ingredientų sudėtis produktuose. Konservantai ir panašūs sintetiniai priedai tiesiog negali būti organizmo dalimi. Produktų gamyba vykdoma pagal GMP sertifikatą, tai apibrėžia vaistų kokybės kontrolę, kas byloja apie šių produktų saugumą bei išskirtinumą. GMP labai brangu gamintojams ir dėl to tik tai 3% pasaulyje maisto papildų gamintojų turi tokį sertifikatą. Produktų unikalumas yra ir patentų skaičiuje. Fitline produktai turi 70 patentų. Vienas iš patentų neturintis analogų pasaulyje tai NTC – maistinių medžiagų transportavimo koncepcija. Ir būtent apie šią mane įkvepiančią koncepciją dabar pakalbėsime plačiau. NTC maistinių medžiagų transportavimas tiekia maistinės medžiagas tada, kai mums jų reikia ir ten, kur mums jų reikia, bei tokiame kiekyje, kokio reikalauja individualus organizmas. 80 trilijonų mūsų kūno ląstelių reikalauja kasdien maistinių medžiagų. Norėčiau pailiustruoti tai vaizdžiai ir supaprastintai, jei valgome obuolį, tuomet jo naudingumo koeficientas ir vienintelis lemiamas veiksnys mūsų sveikatai yra, kiek maistinių medžiagų iš obuolio iš tikrųjų pasiekia ląstelių lygį. Ir ką turėtumėte žinoti visam likusiam gyvenimui, kad mūsų grožio raktas, ilgaamžiškumas, jaunystė, ligų atsiradimas visų pirma vyksta ląstelės lygmenyje. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad produktai Fitline, jų ingredientai vienas kitą papildo ir stiprina jų veikimą. Produktuose yra žolelių, šaknų, prieskonių, kurie padidina maistinių medžiagų įsisavinimą. Reziumuojant, NTC tai maistinių medžiagų transportavimo koncepcija, kuri leidžia mums pasiekti 10-eriopai didesnį biologinį įsisavinimą. O dabar trumpai pakalbėkime apie 3 atskirus bazinius produktus. Basic yra rytinis kokteilis, tai vaisių, daržovių ir uogų salotos, bei daugelis kitų ingredientų, kurie teikia pagrindinę gyvybinę energiją bei priežiūrą mūsų organizmui. Žmonių gyvybė ir mirtis priklauso 80% nuo imuninės sistemos, kuri yra mūsų valdymo centras, o žarnynas antros smegenys. Basic valo mūsų žarnyną ir taip gydo mūsų kūną. Šis produktas leidžia pajusti tikrą alkio jausmą, jokių nereikalingų užkandžiavimų man jau nebereikia, nėra persivalgymo, nevirškinimo, deginimo, pūtimo ir vidurių užkietėjimo. Žarnynas sako ne picai ir taip salotoms. Žmonių, kurių žarnyno flora sveika, taip pat neturi maisto netoleravimo problemų susijusių su virškinimo ar alergijų. Taip pat sumažėja jautrumas infekcijoms, nes tai labai didelė dalimi priklauso nuo žarnyno būklės, kadangi 80% imuniteto yra žarnyne. Svarbu paminėti, kad dalis žmonių, kurie netaisyklingai maitinosi metų metus ar net dešimtmečius, neišvengiamai pradėję vartoti Basic gali praleisti daugiau laiko tualete, kartais ir kvapas gali būti labai nemalonus, nes per dešimtmečius susikaupę toksinai ir kenksmingos medžiagos palieka kūną. Taip vyksta organizmo detoksas. Antras produktas Activizas yra vienas mėgstamiausių mano produktų. Jį aš vartoju ryte kartu su Basic, taip pat jį galima vartoti dienos metu ir privaloma jį vartoti sportuojant. Tai sveikas energiją keliantis gėrimas ir gelbėtojas nuo galvos skausmų bei miegančios meškos efekto. Tu tik įsivaizduok, kiek išsekusių žmonių, kurie yra pavargę, turintys blogą nuotaiką ar net depresiją, galėtų išsigelbėti su šiuo produktu. Mums nereikia kofeino, mums reikia vitaminų. Vitaminai žmogaus kūnui yra kaip kuras automobiliui ir parinkti tinkamesnio apibūdinimo nerandu. Activise papildo visų B grupės vitaminų poreikį ir gerina kraujotaką. Buvo įrodyta mokslinių tyrimų, kad išgėrus Activise po 10 minučių deguonies kiekis kūne pakyla apie 10%, o deguonies patekimas į smegenis reiškia padidėjusią koncentraciją, geresnę atmintį, galvos skausmų ir nuovargio nebuvimą. Kai mūsų kūne yra daugiau deguonies, kūnas turi daugiau jėgų ir energijos, suaktyvėja riebalų deginimas. Ir paskutinis produktas vakare prieš miegą aš vartoju Restoreitą. Dėl fizinio ir psichinio streso bei netaisyklingos mūsų mitybos organizmas reguliariai kovoja su užrūgštėjimo problema. Užrūgštėjus organizmo terpė yra kiekvienos ligos šaltinis. Padidėjęs rūgštingumo lygis leidžia kūnui išsivalyti nuo toksinų, ko pasekoje norintiems numesti svorį, tai tampa misija neįmanoma. Prisiminkite visada, kai tik kūnas ilsite, mums būtina jam duoti mineralus ir jei jų nepakanka, organizmas juos voks pats iš savęs, iš mūsų kaulų, raiščių, sąnarių, sausgyslių, venų, arterijų. Jis valgys pats save.
o mes tuo tarpu naktį nepailsėsime. Tai reiškia, kad mūsų organizmas visą naktį save šarmino, kad jis atsistatytų, jis dirbo. Suresturiai tavęs laukia ramus miegas, žvalus rytai, pagerėjusi odos, plaukų ir nagų būklė, išsivalęs organizmas nuo toksinų ir šlakų, mažesnis celiulitas. Ką svarbu suprasti, kad aš kalbu ne apie laikiną dietą, aš kalbu apie kasdienį kūno aprūpinimą visko, ko jam reikia. Tad mano patarimas - išbandyk, būsi dėkingas už tai. Labai linkiu mums visiems daug sveikatos ir viso geriausio.